50, dešinys 3, trampliną ir kairys 4 ilgas plius 4 plius ilgas, tramplinas dešinys 2, 40, dešinys 3, 30, kairys 4 plius, 4 plius, 30, kairys 4 plius trumpas, tramplinas dešinys 4 plius, 50, kairys 4, tramplinas dešinys 5-4, tramplinas 5-4, čia, kairys 2, 120, kairys 2 plius tramplinas. Kaip nutarėm for fun, nesiplėšysim, nes čia vis tiek ta avarija turi savo tokį žaizdelę dar ir nesinori užminti ant jos antrą kartą, tai važiuosim atsipalaidavę šį kartą, bet labai smagu, automobilis puikiai dirba, visai kitaip negu praeitą kartą. Tiesiog labai džiaugiuosi, nes labai smagu vairuoti, kai viskas tiesiog puikiai veikia. Spaudus reikia laikyti ir tokie, nežinau, kaip bobslėjui, labai faini greičio ruožais. Tai tokia ant smagumo, kaip sakant, nedarbiniai ant smagumo. Varom į finišą. Full camper, 70, crest right side, flat 100, left 9, into, right 9, into, crest and left 9, into right 5 on team, right 5 on team, small cut, long, 120, left 9, into right 9, into left right 8, 9. Mes šiandien esame ralyje, todėl kad mano draugė Ieva, mano geriausia draugė Ieva, mane pasikvietė ir iš tikrųjų gėda pripažinti, bet čia mano pirmas kartas ralyje. Pirmų kartų vasarą. Mano tai ne pirmas kartas, o atvažiavom palaikyti mano būsimo vyro Klaudo Bučinsko. Bet dėja neatvažiavo į šitą dopą, nes jam nusisuko pusašis. Šiaip patinka. Tik, blemba, tie raliai būna labai nugrūsti iš šono nuo Vilniaus, tai tie atstumai dideli ir kartais pasitingi nuvažiuoti. Kažkiek domiuosi, nėra naujiena tie automobiliai, bet šiaip gal patinka emocija žmonių, visa ta atmosfera. Kaip tau? Gerai. Ugniai patinka gamta. Man labai patinka, aš ką tik karves filmavau, nes labai tiko jos šiai bendravais. Jos grįžo. No, my first time was when I was 12 in Samsonas. It was a good day and very good stages. To drive as fast as I can with this car and get good results. How many races do you plan to do this year? The whole Latvian championship.
Tramplinas 80 stop dešinys 6. Tramplinas į kairys 2 plius 200. Tramplinas 120. Kairys polis ir kairys 1 drąsiai 120. Dešinys 5 nepjaut gale. Tramplinas kairė 100. Tramplinas dešinė 50, kairys 2. Ir dešinys polis 40. Dešinys 2 į kairį 2. Tramplinas kairys 3, 4 leit, gal bala 50. Dešinys 3, 2, 100. Tramplinas dešinio 70. Kairys 3, 4 laikyt viduj. Čia geras. Kol kas važiuojam be didelių klaidų, gaila kolegams nelabai sekasi ir jie kažkaip važiuodami vis prisidaro reikalų, tai buvo vakar labai stiprus ketvirtukas, šiandien likome realiai 2-3 su Vladu Jirkevičiumi ir Blumsu, tai Vladas mus labai spaudžia, iš tikrųjų bandome atsilaikyti nuo jo atakų, tai mus skyrė dabar apie 13 sekundžių. Tai panašus scenarius pasirodo kaip Kelmėje, kaip Lazdijose dabar, taip pat ir Kelmėje, tai žodžiu, tikėsimės, kad taip nepasikartos ir laikom pedaliuką, kad iki finišo. Važiuojam savo tempu, tikrai nemanau, kad dar labai daug atsiliekam nuo klasės lyderių, tai nežinau, reikia pasitempt labai smarkiai, bet turėjom tokių šiandien ir ekscesų tokių, žinai, apsisukom dar sėkmingai, kad atvažiavom čionais, bet klaida scenogramui vos nekainavo mum finišo, žinai, tai... Sekėsi važiuoti vakar prasčiau, nes neturėjo ryšio su šturmanu, tai iš 5 greičio ruožų 3 pirmus greičio ruožus važiavom visiškai be scenogramos, tai nėra jauku važiuoti 5 bėgių, plačių greitų kelių ir be šturmano. Tai džiaugiamėm šiandien, kad 2 greičio ruožus važiavom sklandžiai su šturmanu, tai dabar pradedam ralį. Didžiausias skirtumas, kad turbo valgo padangas kaip semkės, tai nespėjom keisti padangų, tai turim daug niutonų, tie niutonai gal mum ir nepadeda, jie tiesiog skuta padangas. Yra sudėtingiau gal kažkiek akceleruoti iš lėtų posūkių išeit, o šiaip tai, kai važiuoti smagu, tik tai po to kainuoja smagiai. Tai va, tai gal toks ir skirtumas, aš kai labiau reikėtų lyginti turbo su M3 klasės automobiliu, bet M3 nevairavęs. BMW Cupo automobiliai, tai stebėtinai skiriasi man sustojimo atstumai, tai va, bet nežinau dar kodėl, turbūt čia prašiau stabdau negu BMW Cupo. Su BMW Cupo galiu daug vėliau stoti ir daug greičiau sustoju negu su šiuo, tai bet čia turbina visiškai neįtakoja, tai čia turbūt mano koja įtakoja daugiau.
baigėm ralį, finišavom antri, sekėsi neblogai. Vakar, tai pirmą dieną antram greičio ruože padarėm klaidą. Šiek tiek per vėlai stabdėm į stabdymo zoną, išlėkėm iš trasos, tai ten palikom 20 kelias sekundės, tai po to visą likusį ralį vis bandėm atsilošti atgal tą laiką. Tai šiaip patiko viskas. Ruožai geri, sudėtingi, bet jau nemažai kartų važiuoti tie patys, tai kadangi visi ruožus žino, tai lyderiai tai pakankamai panašiai ir važiuoja. Žinoma, labai sunku pasivyti ir tas prarastas sekundės per klaidas atlošti. Bet šiaip smagus ralis, džiaugiamės, viskas patiko. Važiavosi gerai, turėjom čia kitokį incidentą paskutiniam greičio ruože. 0, automobilis, kuris leidžiamas prieš sportinius automobilius, užstrigo posūkyje, tai dėl jo nuėmė paskutinį visą greičio ruožą. Tai kaip ir Power Stage'o nebebuvo ralyje, taškų už tai nieks nebegaus, o šiaip gera diena buvo, be didelių kriminalų. Santūriai, pasimatuokit kepuraitės, mes Paulius ir Kristupas, Tomas ir Valdas. Visi kažkaip tai kepuraičių. Taip nori visą Lietuvą visose. Šturmanas Ervinas Diskas. Žemaitijos ralis finišavo jau šiandieną, Giedrius Notkus su Dalium Strižanu nugalėjo ralyje. Tai žiūrovai, susimatom Mažeikiuose ir tikiuosi jums ši visa medžiaga, kurią šiandien jums sukūrėm, patiko ir spauskite like, subscribe. Pasimatom. Iki.